Labas vakaras. Šiandien aš papasakosiu antrą dalį apie mokymus neuromokslo. Primenu, kad pirmoji dalis buvo paskirta labiau fiziologiniam neuromokslo pasiekimam ir pristačiau keletą mokslo naujienų, taip vadinamų atradimų, net už kai kurias yra gautos Nobelio premijos, kurie tie atradimai turi milžinišką įtaką mokymosi, teorijų patikslinimui, mokymosi naujų principų iškelimui ir taip toliau. Dabar šita dalis, antroji dalis bus labiau praktiškesnė dalis, kaip ir buvo pirmoji dalis numatyta, papasakosiu labiau apie mokymosi ir mokymo mokslo gerąją praktiką, be abejo grįstą mokslo. Kiek sugebėjau aš rasti literatūrai, kiek supratau ir kiek man tai taip pat atrodė labai svarbu. Tai pagrindinis ir tikslas supažindinti jūs su mokymosi ir mokymo mokslo gerąją patirtim. Pirmiausiai noriu pristatyti, kad visas šiuolaikinės teorijos, kokios jos bebūtų, arba mokymo strategijos, arba mokymosi paradigmos, dažnai susiduria su tokiom pagrindinėm klaidom, kurias bando mokslas ir be abejo praktika taisyti. Tai pirmutinė klaida yra labai dažnai tos teorijos, strategijos, paradigmos tiesiog galvoja, kad mokymas yra per daug racionalus, per daug objektyvus, galim viską objektyviai, racionaliai paaiškinti, išmokti. Lyg tai, kaip čia užrašiau, mes visi būtumėm vienodi, nes kažkokias vienodas strategijas randam, visiems tinkami. Čia užrašiau, lyg tai būtumėm tokie galingi, neklystantis. Antroji klaida yra perdėtas noras labai dažnai mokyme klasifikuoti ir mokymėse standartizuoti, suvienodinti, įvairovės negerbimas. Ir trečias perdėtas noras, labiau čia yra ne mokymosi, bet mokymo teorijose, perdėtas noras mokyti, kontroliuoti, valdyti, o nesudaryti sąlygas pačiam mokiniui, studentui, kiek galima labiau mokytis. Tai dažnai pasitaikančios klaidos. Tos dažniau pasitaikančios klaidos aš prastai taip ir paveikslėlius parinkau. Žiūrėkit, čia klaida yra, kad labai dažnai ieškome tokių taisyklių ir pagal taisyklės mokom. Čia visus išrikiuojam, čia dominuoja mokytojas, išrikiuojam visi vienodi. Vėl čia tas pats taisyklė ir baimė, kad mokytojo klausytų mokinys. Jeigu apibendrinsim labai daug mokslinių šaltinių, metodinių šaltinių, galim susidaryti tokį vaizdą, kad mokymasis priklauso nuo tokių 4 pagrindinių determinantų mokymasis. Aš čia cituoju vieną šaltinį, čia matot, kuris yra, nuo tokių pagrindinių determinantų. Pirmiausiai, pradėsim nuo, kitaip erdvių, nuo mokinio veikimo erdvės, mokytojo instrukcijų, nurodymų, stebėsenų, kontroliavimo erdvės, kontekstas ir be abejo užduotis arba tikslai. 4 pagrindiniai determinantai šiuolaikinės teorijos ir mokslininkai tyrinėja, tai mes bandom savo laboratorijose tyrinėti. Kitaip tariant, užduoties įtaka yra instrukcijos įtaka, būsenos įtaka, mokinio ir konteksto įtaka. Čia gražiai aš to paėmiau, yra erdvės, matot. Erdvės, nėra vieno taško, erdvės ir labai gražiai matot, kaip čia komunikuoja vienas su kitum, bet su kitų pagrindiniais žaidėjas yra vis dėlto mokinys, jeigu taip man reiktų pagal prioritetus. Mokinys antroji, trečioji vietoje šitie 2, kontekstas ir užduotis
ir kaip būtų gaila, paskutinis pagal prioritetą būtų mokytojas. Nors be abejo, visi yra dėl to parodyti, visi yra svarbus, norinti išmokti. Na, prieš pradedant nagrinėti vis konkretesnės ir konkretesnės mokymosi paradigmas, teorijas, praktikas, dabar pristatau, ką sako mokslo elitas apie mokymąsi. Na, atkreipkite dėmesį, kad Science žurnale 2009 metais publikavo mokslinį straipsnį, ne taip jau seniai, yra naujo mokymosi pagrindai arba naujo mokymosi paradigma. Naujo mokymosi paradigma yra grįsta neuromokslo pagrindinai. Tai dėl to aš jau antrą tokį seminarą vedu apie tai. Tiesa, čia yra 4 vėl žaidėjai tai naujo mokslo paradigmui išryškinti. Pirmiausiai, neuromokslas, žiūrėkit, su visais tais, prisimenat, funkciniais branduolių magnetiniais rezonansų tyrimais ir Becker tyrimais, specialiai psichologija, tai toliau yra mašinų mokymasis arba dirbtinio intelekto kūrimas, na ir ugdymas, mokymas. 4 pagrindiniai žaidėjai. Na ir šitame Science prestižiniam žurnale yra tiesiog sako, reikia integruoti. Pats metas integruoti, negalim atskirai palikti nei psichologijos, nei pedagogikos, be abejo, nei šito mokslo ir tuo labiau neuromokslo. Na, dar naujesnis, tiesa ne naujesnis, čia yra tas pats mokslinis straipsnis, čia yra pateiktas vienas tik pavyzdys, tik tai parinkau vieną aš pavyzdį. Kaip į ką reikia atkreipti dėmesį į kontekstą, kaip vaikas mokosi iš pavyzdžių, mokosi iš aplinkos. Atkreipti dėmesį, čia yra mama, čia yra vaikas, mama kaip pradeda žvilgsnį nukreipia kažkokį kitą daiktą, vaikas iš karto po kelių sekundžių taip pat nukreipia žvilgsnį. Mes mokomasi iš aplinkos, iš kontekstų, vieni iš kitų, taip ir formuojasi mūsų bendroji kultūra. Nes mūsų bendroji kultūra susideda iš mūsų visų požiūrių, iš mūsų vertybių, viens kitą stebėm, nagrinėjam, galų gale kažkas viens kitas patempiam, kažkas patempia, kažkas į apačią patraukia. Tai tiesiog mokėmės stebint. Na, vėl čia tam pačiam straipsnė pilna visokių aktyvių robotų, čia yra labai pažangios technologijos, sakoma, čia ateitis, aktyvūs robotai, kompiuteriniai žaidimai, jie ir Lietuvoje ateina, kiek tenka stebėti. Vaikam labai gerai treniruoja proto smegenis. Na, neiškenčiau neparodyti patį naujausią mokslinį straipsnį iš Science žurnalo, visiškai naujausias, 13 metų. Čia yra akcentas tiek mes žinom pagrindinių mokymosi strategijų, principų, arba teorijų, arba instrukcijų. Čia kaip būtų instrukcijos. Kiek mes žinom. Na, negalėsiu aš tų visų schemų, kiek čia dabar parodyta, tik tai tiesiog rekomenduočiau aš jums atkreipti dėmesį į tą straipsnį, kas norėtumėt, galėtumėt jį atidžiau pastudijuoti, yra labai įdomus straipsnis. Tik iš karto noriu pasakyti, kad mokslininkai apskaičiavo labai paprastai, kad instrukcijų yra tiek jų kombinacijų. Skaičius yra apie 1 milijardas. 1 milijardas mokymasi strategijų. Ar įmanoma jas visas išmokti? Iš principo ne. Mes žinom 3, 4, 5, o gyvenime naudojame žymiai daugiau mokymosi strategijų. Dar kitaip, jeigu šnekėtume mokslo kalba, būkim kuklus, tik pradėjom pirmąją kelionę pažinime, mokymosi technologijų pažinime. Viskas dar prieš akis. Milijardas tų technologijų. Milijardas visokių, kurios susideda iš įvairių kombinacijų. Pavyzdžiui, mokymasis, vienas parametras, viena instrukcija, kaip mes mokom. Koncentruota areštas, tai. Na, aš dabar nepristatinėsiu, jeigu norint, kad atminty ilgiau išliktų, reikia mokytis nekoncentruotai vienu ūpu, bet ištestai geriau. Žiūrėkit, vieną čia galbūt testavimas, kaip yra labai svarbus,
Atgalinis grįžtamasis ryšys, per dažnas grįžtamasis ryšys neleidžia atminčiai susiformuoti, arba per dažna kontrolė, kaip ir per retas. Na, aš vieną kitą tikrai rodau. Kas čia dar galėtų būti įdomesnis? Variabilumas. Jeigu mokomės standartinėse sąlygose, tai išmokstam greitai, bet greitai užmirštam ir mažai pritaikom. Aš tik 3 pristačiau dabar tos parametrus. Kombinacijų išvyro pilna kombinacijų. Dar ne viskas. Dar čia visokių aiškinimų, visokių dar motyvacijos ir taip toliau. Tai iš tų visų kombinacijų gaunasi milijardas variantų. Skaičiai milžiniški. Ir Science žurnale aiškina, kad mokslas žengia pirmutinius žingsnius ir kai kurie principai aiškus, norint kaip išmokti tiesą, kaip ir atstatyti, tas pats čia reabilitacijoje tinka, ir tiek vaikam, tiek studentam, tiek vyresnio amžiaus žmonėm, visiems tinka tie patys principai. Nu ir užrašiau, kad milijardas mokymosi strategijų. Na, toliau dar Science žurnale, aš čia paieškojau specialiai ateidamas šitą seminarą, tokius įdomesnius 11 metų Science žurnale išvadą tokį, kad kuo talentingesnis mokinys, tuo mažiau mokymosi struktūra įtakoja išmokimą, arba instrukcijos, arba tvarka mokymosi mažiau įtakoja išmokimą. Struktūra, ar suprantat, struktūra, programos, tikslios, sektų viskas iš eilės. Kuo yra talentingesnis, tuo jis mokosi, galim sakyti, labiau iš chaotiškos aplinkos. Pats surenka informaciją, ieško apibendrinti. Jam nereikia labai logiškai sudėliotos struktūros. Kuo talentingesnis mokinys, tuo jis mėgsta labiau savarankiškai mokytis. Atsakymas yra toks. Šitam taip pat moksliniam žurnale. Na ir dar kartą, kadangi čia akcentai, mokymasi su atpildu, su dopaminu, aš praeitą minėjau, tiesiog vėl įdėjau paveikslėlį, jeigu įsivaizduojat, kad mokomės ir jeigu parašysiu mokslinį straipsnį, kaip vienas Nobelio premijos laureatas, kai rašė savo straipsnius, kai parašo mokslinį straipsnį, jis vakare išgers 50 gramų konjako. Tai yra stimulas. Jeigu jis netikėtai, ne 50 gramų konjako išgers, bet netikėtai gaus 100 gramų konjako. Na, aš čia perdedu, bet sakau, stimulas yra atpildas netikėtas. Na, čia visos mechanizmai, visos bazalinės ganglijos, tada galvos mechanizmai išsiskirs labiau dopamino, džiaugsmo sukeliančio hormonų. Netikėtas atpildas. Paskui mes kai nagrinėsim teorijas, tai prisiminsim tą. Taip pat dopaminą. Na, žiūrėkit, jeigu atpildas yra netikėtas, yra mėlyna, kairė. Matot, kiek daug išsiskiria dopamino, moksliniai tyrimai rodo. Jeigu atpildas yra tikėtas, tiesa, čia yra pralaimėjimas. Jeigu pralaimėjimas yra netikėtas, jeigu laimėjimas atpildas yra tikėtas, kiek dopamino. Jeigu netikėtai pralaimi, kiek dopamino netenki. Tiesiog džiaugsmas paskui, kaip pagal Nobelio premijos laureatą Kenemeną, kuris gavo Nobelio premiją iš ekonomikos, bet yra psichologas, pagal jį žmogus yra tiek laimingas, kiek jis kiekvieną dieną patiria kažką gauna. Kažką nors trupučiuką gauna, bet nelaimingas yra tada, jeigu jis kažko netenka. Pavyzdys, milijardierius kiekvieną dieną netenka po kelis šimtus tūkstančių, o kitas žmogus kiekvieną dieną neturi pinigų, bet kiekvieną dieną po 10 litrų gauna, vis laik įgyjų. Tai pagal Kenemeno tyrimus atliktus laimingesnis yra tas, kuris įgyja po 10 litrų kiekvieną dieną daugiau negu milijardierius, kuris netenka jų. Nes galvos smegenys labai piktai reaguoja į tai, ko jos netenka, ir labai džiaugiasi į pokytį, ką įgyja. Tai mokymėsi, nors trupučiuką įgyji, tai yra stimulas, džiaugsmas. Jeigu netenki, tai yra blogis.
Na ir dabar čia tiesiog parodau naujoji mokymasi paradigmą, čia visokių yra dabartiniu metu tyrimų, kad šiek tiek keletą tokių tezių. Čia yra labai įdomi knyga apie naują mokymasi paradigmą, kurioje sakoma, kad problemas negali būti sprendžiamos tais pačiais būdais, dėl kurių jos atsirado. Panašiai ir Kopenhagos genijai, Nilsas Boras, vyresnysis ir jaunesnysis, šnekėjo papildomumo principų. Negalima tą pačią problemą spręsti, jeigu atsiranda sporto mokslo įrankiais. Kitaip tariant, reikia spręsti kitų mokslo įrankiais. Mokslas negali būti ribotas, reikia pasinaudoti visais įrankiais. Vienu mokslo įrankiais, to paties mokslo įrankiais problemos neįspręsi. Mokymosi tai labai svarbu, tai kam reikalinga įvairovė. Smegenys labiau yra, kadangi apie neuromokslą šnekam, yra labiau sukonstruotos, ką šioje knygoje rašoma, dėl išgyvenimo, jausminės patirties, emocinės patirties, o ne dėl instrukcijų ir tvarkos. Smegenys mažiausiai smegenim įdomi yra instrukcijos ir tvarka. Smegenim žymiai įdomiau yra jausmai ir ypač, kurie liečia jų išgyvenimą. Gyvenimo klausimą. Visi klausimai, kurie liečia žmogaus išgyvenimą, labiausiai liečia ir smegenis. Neiškenčia idėjų daug diskutuoja apie tai, kad tokį teiginį, kad jūs galite nuvesti arklį prie vandens, bet negalite jo priversti gerti. Visos šiuolaikinės naujos ir pažangios mokymo teorijos stengiasi ne arklį nuvesti prie vandens, bet padaryti taip, kad jis pats nueitų prie vandens ir norėtų atsigerti. Pats. Jeigu mokinį studentą, bet ką bandysim priversti gerti, išgers tam tikrą, galbūt stiklinę vieną kitą. Bet visa esmė yra, kad pats. Šioje knygoje rašoma, kad yra 3 paradigmas. Aš čia dabar pakankinsiu jūsų tom paradigmom ir teorijom, tais požiūriais mokymosi. 3 pagal šitą knygą. Mokymas priklauso nuo įgimtų gabumų, čia tiesiog sakom, vienas požiūris. Kitas, išmokyti galima tik baudžiant ir skatinant, behaviorizmas. Iš karto pasakysiu, geroji behaviorizmo pusė yra skatinimas. Dopaminas. Ir galima sudaryti natūralias sąlygas, kad, kaip pavyzdžiui, kad arklys pats norėtų gerti. Kita paradigma. Šitą paradigmą, humanistinė paradigma bus. Vėliau matysim, aš įtariu, kad Kolbas pagal šitą paradigmą labiausiai. 7 teorijas galima surinkti pagrindinės. Arba 7 kelius. Jų iš tikrųjų žymiai daugiau, 7 kelius. Iš tų 7 labiausiai jau ištyrinėti tokie keliai mokymasi. Pats seniausias mokymosi kelias – behaviorizmas, moksliškai pagrįstas kelias. Silpnoji jo pusė yra, kad baudimas, o stiprioji, kaip jau kartojo, yra skatinimas, motyvavimas, atpildas, džiaugsmas. Reikia panaudoti ir tą seną teoriją, behaviorizmo kaip skatinimą. Tai yra mokymas baudžiant ir skatinant. Kita teorija, antroji, yra kognityvizmas, kognityvinė, arba informacijos apdorojimo teorija. Campbellas Nobelio premiją gavo. Informacija maždaug kaip kompiuteriai užkoduojam, konsoliduojam, saugom, ištraukiam. Ir taip stiprioji jos pusė yra logiškumas, yra visa seka atminties suformavimo. Trečioji teorija yra humanizmas, humanistinė teorija. Šiandien šiek tiek ilgiau apie tai pašnekėsiu. Davidas Kolbas labiausiai ta teorija. Tai yra patirtinis mokymas, su išgyvenimais, mokymasis, įsijaučiant, apmąstant, reflektyvus mokymas. Labai populiari teorija yra mokymosi teorija 4, konstruktyvinė, labai populiari. Konstruktyvizmas gali būti dvigubas, tiek filosofijoje,
tiek mokymėse gali būti empirinis kognityvizmas. Empirinis, ką reiškia, mokomėse iš patikrintų plytų, statom namą, vaizdžiai tariant, iš empirinių patikrintų, ne iš debesėlių, ne iš burbulų, iš patikrintų plytų, bet pats, viską pats darai, konstruoju pats. Ir empirizmas yra labai populiaru dabar, ne empirizmas, bet konstruktyvizmas socialinis, kai konstruoja keli žmonės kartu, kaip universitetuose dabar jau gamina suolus, aš vieną kartą jau pasakoju, sėdi po 4 žmonės, po 3, po 2, konstruoja, sprendžia problemą 4, 3, 2, 5, 7, 7 jau šiek tiek per daug. Socialinis konstruktyvizmas, empirinis konstruktyvizmas, konstruoju. Esmė pats, pagal kažkokias taisyklės, pagal dėstytojų, mokytojų nurodytas problemas, pagal kognityvinės taisyklės. 5 tai yra įvairiapusiško intelekto, labiau yra Gardnerio teorija, jos geroji pusė yra tame mokymosi, kad mes kiekvienas čia sėdintis turim pakankamai daug gabumų, tik tai dar nežinom, kaip jiems reikia atsiskleisti, o mokytojų tikslas ir mokinio pagrindinis tikslas yra rasti savyje gabumus ir pabandyti juos atskleisti. Erdvėj, laike. Tai mes visi kažką tai turime ypatingo. Tik tai reikia sugebėti atrasti ir tinkamoje erdvėj, dirvoj tai atskleisti. Stiprioji pusė. 6 yra pakankamai nauja, tai smegenų plastiškumo. Kažkodėl jį kaip atskira teorija, tai aš jau visą pirmą dalį šnekėjau apie tai, kad smegenys dėl to mokosi, kad jos yra plastiškos ir jos kinta įvairius stimulus. Ir 7 ekologinės psichologijos teorija, tai yra aplinka, stebėsena, erdvės stebėjimas, aplinka, mes pamėgdžiojame aplinką. Mokymas stebint, pamėgdžiojame. Iš tų paminėtų teorijų dabar yra pačios geriausiai ištyrinėtos biheiviorizmas, kognityvizmas, Kolbas toliau pristatys, aš pristatysiu Kolbą, yra humanistinė teorija, konstruktyvizmas, o čia yra pakankamai ties ekologinis dar psichologijos ištyrinėtas. Galim sakyti, kad dominuoja dabar universitetuose, ko gero pagrindinai šitos 3, arba kitaip tariant, daug universitetų taiko socialinio konstruktyvizmo teoriją. Konstruoja studentai žinias. Idealu pasinaudoti iš kiekvienos tos teorijos, kiekvieno keliuko po geriausią atrastą vaizdelį, geriausią principą. Geriausia mokymosi teorija yra ta, kurią gebam konstruoti. Iš daug teorijų. Gerai, nenoriu apsunkinti jūsų gyvenimą, dabar pateiksiu iš pakankamai stipraus mokslinio straipsnio, taip pat smegenys, teisė ir mokymas keletą įdomesnių dalykų. Tai smegenys gali veikti racionaliai, gali mokytis racionaliai ir gali mokytis iracionaliai arba emocionaliai, arba reflektyviai. Mokslas klasikinis visą laiką pripažino tik tai, kad anksčiau pripažino, kad smegenys veikia racionaliai. Ir visi sprendimai turi būti racionalūs, o ne iracionalūs, ne intuityvūs, ne euristiniai ir tuo labiau ne emocionalūs ir nereflektyvūs. Aš beveik visur tos sinonimus pavartoju. Tai dabartiniu metu jau mokymosi teorija sako, kad reikia neatmesti ir jausmų, ir emocijų, ir intuicijos mokant. Paskui mes apie tai šnekėsime. Tam dalyvauja skirtingos galvos smegenų dalys, anatomijos dabar nebenoriu kartuot. Ir dažnai kyla konfliktas tarp logikos ir emocijų. Prisimenat vieną taisyklę, kad smegenys konkuruoja. Jeigu yra per daug logikos, tai tada yra užgožiama emocijos, jausmai. Jeigu per daug jausmų, tai tada yra užgožiama logika. Toliau mokymėse, norint pasiekti galutinį tikslą, reikia valdyti savo artimiausius tikslus. Man šitam taip pat straipsnėje patiko.
principas. Ir valdyti reikia, išmokti valdyti artimiausius tikslus. Mes jau mokėmės su tokiu pagrindiniu vykdančioji funkcija, kontroliuojanti funkcija. Tai yra labai svarbu. Jos pagrindinis elementas vykdančiosios funkcijos yra gebėjimas slopinti aplinkoje ir viduje kylančias pagundas. Slopinti, turbūt suprantat. Vat jeigu mes išmokom mokinį dėmesį koncentruoti ir nuslopinti pagundas, Zefiro fenomeną, prisimenat, kaip žiūrėjom, kaip. Tai yra tipinis pavyzdys. Na, galvos smegenys, ko gero, vienas iš svarbiausių dalykų, čia ketvirtas, stengiasi taupyti logikos struktūras, nes jos brangiai kainuoja, daug energijos reikia, brangiai kainuoja. Net žmonės paskui susirga įvairios nervų sistemos ligom. Smegenys stengiasi kuo greičiau konsoliduoti informaciją taip, kad galėtų automatiškai pasinaudoti išmoktomis tam tikromis schemomis. Rodau dėl to, kodėl reikalingas automatizmas. Sąmoningas visų įvykių valdymas. Na, ir mokslininkai, gyvenimas yra prieimę tokį paprastą strategiją, kad penktoji, kad pasitikėdami vienas kitus, saugome savo nervinę energiją, o pats pigiausias sprendimas, kurio reikia išmokti mums, kur anksčiau mokslas nekreipė dėmesį, yra intuityvusis, euristinis arba karštasis sprendimas pagal Kahnemano Nobelio premijos laureatą. Tai dabar įrodau tą Kahnemano, už kurią jis gavo Nobelio premiją, ne vien už tai, bet ir už šitos mechanizmus, yra dvi sistemas. Ir mes jų turėjome išmokti. Vieną sistemą seniai jau mus moko nuo pirmos dienos. Tai yra antroji sistema. Yra lėta sistema, tokia linijinė sistema, linijinė priežasties pasekmės, tokia sukonstruota sistema, logika pagrįsta sistema, daugiai reikia pastangų, logikos, skaičiai, informacijos, suprantat, ta sistema. Ir kitoji sistema, pirmutinė, yra greitai veikianti sistema, ji labiau yra grįsta automatiškai, ji yra lėtai išmokstama emocijos, jausmai. Šitos mokslininkai didelį dėmesį dabar skiria tam, kad išmokytų žmonės ir mokslininkus, ir įvairios profesijos žmonės priimti sprendimus euristiniu būdu arba pagal pirmąją sistemą. Aš dėl to ir parodžiau. Na, kad paskaita nebūtų per daug nubudi, įdėjau dar tokį vaizdelį, filmuką, kaip vaikai priima sprendimus, panašiai čia kaip Zefiro fenomenas, ir kaip vaikai yra nemeluojami. Gal aš rodysiu čia mažesnį. Kiek kartų peržiūrėtas man. Melo detektorius, kaip vaikam. Hello. How are you? Good. Good. Thank you for coming. I'm Officer Jimmy. This is Kurie sąlygas matot? The trooper is going to hook you up to the machine right now. Do you know what a lie detector is? A lie detector is a machine that can tell if you're lying or telling the truth. So you must always tell the truth, okay? Okay. All right. And then we're going to put this on your head and we'll be all ready to go. Right, Jill. You gel your hair? Yes. Okay. All right. Let's start with your name. What is your name? Kontekstas. Blake, Okay, very good. How old are you, Blake? 7 years old. 7 years old. What grade are you in? First grade. Do you like school? Yeah. Do you like school? No. Math, science. Bad at science? Yeah. You don't like science? No. It's boring. Yeah. What courses do you like? Math. You like math? Yeah. Okay. What's 8 plus 8? 16. 14. Have you ever peed in the swimming pool? A little bit?
Negali šis sprendimai. Klausimas nepakalbas. It's fun. That's great. Sometimes I stand up on the side and pee into the swimming It's a lot of fun. pool. What do you like better, your mother or a puppy? My mother. Your mother? Why? Because she takes care of me. And puppies don't. No. Puppies only care about themselves. Puppies are very selfish. Yeah. Do you hate puppies? No. Do you hate puppies? Yeah. I feel like I can get you to say anything in this machine. No. Who do you think is smarter, your mom or dad? Dad. Dad. Why is dad smarter? He knows way more history. He knows more history. Does his mom ever do dumb things? No. Does mom ever do dumb things? Yes. What things does she do? She says bad words. Oh, she says bad words. Like the really bad words? Yeah. Whoa. Do you ever say bad words? Sometimes? A little bit. A little bit. What are some of your favorite bad words? That's one of my favorites. Matot, kaip vaikai labai greitai priima sprendimą ir jeigu nors biškį nori meluot, labai greitai vėl sugrįžta ir tada nemeluoja. Gerai, tęsiam toliau. Tai dabar noriu pristatyti pačią populiariausią, populiarumas pagal tai, kad neradau ne vieno kito mokslinio šaltinio, kuris būtų pacituotas apie mokymąsi tiek kartų, 22 000 kartų. Davido Kolbo patirtinis mokymas. Arba priklauso humanistiniai teorijai. 22 000 kartų nuo 84 metų. Tai yra labiausiai cituojamas, aplamai mano labiausiai matytas šaltinis, kuris būtų tiek kartų cituojamas. Na, pripažinimas Melničius. 22 000 kartų. Na ir jo esmė yra tokia. Žiūrėkite, pagal Davido, čia neuromokslas, žiūrėkite. Yra, pradėkime nuo čia. Abstrakčios hipotezės yra sukūriamas. Aktyvus yra tas abstrakčios hipotezės yra frontaliniai žievėjai, čia šitai vietoje. Yra abstraktus mąstymas, abstraktus. Toliau aktyvus testavimas, praktikavimas, žiūrėkit, čia premotorinė žievė. Toliau yra konkreti patirtis, konkreti paritalinė žievė, tokia nedelsianti patirtis. Ir toliau reflektyvus stebėjimas, refleksija, kur labiausiai vyksta emocijos centruose smilkininiai žievėjai, refleksija. Mokymas vyksta ciklais nuo mąstymo, planavimo, link testavimo per konkrečią patirtį ir iš naujo pakartotą po kelių savaičių apmąstytą patirtį. Ar suprantat, ką čia noriu pasakyti? Apmąstytą patirtį. Na, va, žiūrėkite, lininga mokymas, konkreti patirtis. Mokymas iš patirties. Mokymas, tas vadinasi reflektyvus. Mokymas mąstant ir mokymas darant. Reikia visų keturių ciklų. Visų keturių ciklų. Stiprioji dalis šitoj vietoje yra pagal Davido Kolbo straipsnius ir jis siūlo ne vien mokiniam, bet ir siūlo studentam ir labai populiariai visokius rašo strategijas, kaip reikia keisti mokymosi sistemas. Stiprioji dalis yra mokymas, yra subjektyviai reflektuojant, apmąstant, ką išmokau, ką supratau, kokia nauda man iš to, kokia prasmė, ką aš sužinojau. Kas iš to, kokia prasmė, ką aš tai sužinojau. Ne vien informacija, nuoga, ne vien išvada, nuoga, ne vien mokslinė tiesa, bet kas iš to, kokia man nauda, subjektyvi nauda.
mano nauda, mano gyvenime, mano tiksluose, mano vizijose. Tai refleksija. Be abejo, ciklas 4 etapai pagal Davidą Kolbą. Na, iš karto čia įterpiu, vėl Science žurnalas 9 metais sako, straipsnis labai įdomus, kad internetas, tie, kurie daug dirbam internete, ypač vaikai, jeigu dirba internete, o jie dirba internete, internetas prislopina reflektyvų mąstymą. Tai būtent ta Davido Kolbo deimantuką, reflektyvų mąstymą, internetas. Ir aplamai skubus mokymasis prislopina reflektyvų mąstymą, tą gilųjį mąstymą, patirtinį išmokimą, skubus mokymasis. Nes yra taisyklė 1:4 pagal Davidą Kolbą. 1:4. 4 minutės klausaisi, ką šneka mokytojas, arba pats skaitai, ir 1 minutę apmastai reflektyviai. Kas iš to? Kokia nauda? Kokia prasmė viso šito? 4:1 arba 1:4. Ar suprantamai aš neku, ar suprantate? Studentai turėtų apmastyti, jeigu 4 minutės klausosi informaciją, tai 1 minutę apmastyti, kas iš to, kokia nauda. Jeigu 4 valandas skaitom knygas, kaip pavyzdys, 1 valandą reikia apmastyti. Jeigu 4 mėnesius mokomės, klausomės kažko, 1 mėnesį reikia pakeliauti be knygų ir apmastyti, kas iš to, ką aš padariau, ką sužinojau, veikiu knygų. Širdies paklausti savo, ką aš sužinojau, kokią prasmę man visas šitą tai duoda. Na, tai yra labai svarbu, tai yra labai stipru pagal Davido Kolbo mokymosi teoriją. Na ir Kolbo keletą principų. Tai dėl to aš kaip prižadėjau, aš tai noriu padaryti. Iš jo labai populiarios knygos, kuris pateikia, kaip reikėtų universitetuose mokyti studentus. Tokie 2005 metais. Na, jis mokymas sako, tai nieko nuostabaus mes žinom. Mokymas tai nuolatinė kelionė, aš čia verčiau iš anglų kalbos, bet negalutinis atvykimo tikslas. Mokymas, kelionė, procesas. Mokymas tai nuolatinis konkrečios patirties, transformavimas per apmąstymus, refleksiją ir aktyvų veikimą į žinojimą, kuris nuolatos yra vėl rekonstruojamas ir vėl iš naujo apmąstomas ir vėl patikrinamas. Rekonstruojamas. Science žurnale 2013 metais prieš mėnesį išėjo labai įdomus straipsnis apie naują mokymosi metodiką, jos esmė yra pakartotinas rekonstravimas žinių. Nu, pavyzdžiui, po mėnesio, kažką mokėmės, po mėnesio gaunam užduotį ir vėl rekonstruojam, sprendžiam problemą, iš naujo viską rekonstruojam. Iš naujo sprendžiam problemas. Tai labai stipru. Na, mokymas pagal Kolbą, čia nuolatinis dialogas su kontekstu ir nuolatinis žinių rekonstravimas. Ne vien tik tai per protą, bet stiprioji pusė yra per intuiciją, per jausmus. Nes intuicija ir jausmai turi žymiai labiau gilesnė patirtį žmonijos evoliucijoje negu mūsų loginis protas. Gerai, dabar kitas principas pagal šitos knygos, kad vienas iš svarbiausių mokymosi šaltinių ir jis rekomenduoja universitetų studentam, tai konfliktų ir problemos sprendimas. Na, mes tą žinom, ne? Universitetai žinom. Priešingybių suderinimas. Nu ir tą žinom. Įvairovės supaprastinimas. Na, vėl Science žurnale skaičiau, kad mokslininkų vienas didžiausius motyvų mokytis yra ieškoti įvairovėje vienovės. Pagrindinis atpildas yra, kiek galima sutraukti žinias, tai yra supaprastinti. Sudėtingumą padaryti paprastu. Na, Kolbas kitai žodžiai sako, apibendrinimas, supaprastinimas. Na, jis toliau mini, kad nėra vieno mokymosi mechanizmo. Tikras mokymas, kaip mes šnekėjom, yra integruotas. Jis integruoja mąstymą, vėl aš turiu pakartoti, jausmą, jautimą, patirtį, supratimą, planavimą, prisiminkim ciklą, ir aktyvų veikimą. Ir vėl iš naujo.
Ir vėl iš naujo keičiantis kontekstui, keičiantis žmogui. Ta pati knyga galima daug kartų skaityti, pasikeitus kontekstui, kitaip jis ir kitaip mąstysi. Ta pačia knyga, ta pačia problema, jie kitam laikmetį gali būti sprendžiama vis kitaip ir kitaip. Ir tas pats žmogus į tą pačią problemą gali žiūrėti skirtingai dėl to, kad humanistinė teorija, dėl to, kad jo požiūriai, jo jausmai, jo vizijos yra kitos. Pagal kalbą. Kiekvienam savas. Na, einam toliau. Čia stiprus dalykas. Aš ne viską aišku rodau, bet palikau pagal mane svarbiausias. Deividas Kolbas sako, kad be pagalbos mokiniui arba studentui ir jo patirčiai, nes mokymasis niekad nėra vakuume, studentas, mokinys kažką jau žino, mokymas nėra produktyvus. Be pagalbos studentų. Na ir jis cituoja Kolbas, Harvardo universiteto rektorių arba prezidentą, kuris Summers, angliškai šį palikau viską, kuris sako, kai aš mokiausi universitete, dabartinis Harvardo universiteto rektorius, tiesa yra moteris, rektorė, prezidentė. Kai mokiausi universitete, man nesutikau nė vieno dėstytojo, kuris mane vardu būtų pavadinęs. Ir toliau sako, mokymasi kokybė yra tiesiog proporcinga tam, kad studentai pajaustų, kad jau kažkam svarbus. Aš čia savo žodžiais dabar sakau. Jeigu vardu niekas nepavadina, tai jokios nėra, tai tu jautiesi nereikalingas. Aš supratau tą esmę. Labai stiprus dalykas. Na ir mokymas visada turi prasidėti nuo išsiaiškinimo, ką apie tai jau žinau. Na ir mokymasis be aplinkos, kurioje gali drąsiai klausti įvairius net keistus klausimus, arba tos kultūros tokios, kurioje gali diskutuoti, kritikuoti ir jausti, kad tave palaiko kiti, yra nepilnavertis. Nu visi mes turbūt šitam, tai jaučiam be aplinkos, nėra pilnavertis. Tam ir tarp humanistinė. Geram mokymuisi reikia, kad komandai būtų įvairių požiūrių žmonių. Kolbo kitas principas. Prie stalo, kad susėstų nevienodi. Grupiai, kad nebūtų visi vienodi. Kad universitete nebūtų visi vienodi. Vienodiem žmonėm labai sunku spręsti problemas. Tam reikalinga universitetas, tai yra skirtingų žmonių, įvairių žmonių turi būti. Visokių žmonių. Ir matematikų, ir fizikų, ir chemikų, ir tiksliųjų, ir humanitarinių mokslų. Mokymasis be vidinio intereso, motyvų yra trumpalaikis ir neprasmingas. Jis, tą patį yra gimė. Geras mokymas yra ne mokinio, cituoju jo tezę, uždegimas anekdotais, taip ir sako, anekdotais, bet jam svarbiomis, prasmingomis žiniomis. Aš suprantu, prasmingomis žiniomis. Be abejo, galima pravesti įdomią paskaitą, visokių įdomių papasakojimų, istorijų, sudominti, bet tikras pažinimas yra tik tai tada, jeigu tau yra tai svarbu. Gal anekdotas yra svarbu, bet tik tai galbūt toks trumpalaikis. Mokymas be nustebimo, išmokimas be nustebimo, taip pat yra labai vidutiniškas. Na ir toliau jis siūlo institucijam, į ką reikia kreipti dėmesį universitetam, kaip reikėtų organizuoti mokymosi procesą pagal jo humanistinę paradigmą. Pirmiausia, jis sako, kad reikėtų vertinti labiau nemokymasi pasiekimus, kaip dabar visą Europą vertina mokymasi pasiekimus, bet mokymasi struktūras, procesus. Nes mokymosi pasiekimų visų gyvenime neišmoksi, kurie bus reikalingi universitete. Reikia išmokti mokytis. Reikia vertinti procesus, kaip tu moki spręsti problemas, o paskui gyvenime, kai susidursi su problemu, mokėsi spręsti.
Ne konkrečių pasiekimų, bet struktūrų, procesų, būdų, mąstymo, refleksijos, patirtinių, planavimo, vertinimo aplinkos būdų reikia išmokti. Na ir reikia vertinti ilgalaikius tikslus realiam kontekste, o ne trumpalaikius mokymosi tikslus. Galbūt suprantama. Trečias labai paprastas, visai Europai orientuojasi būti, mokymas turi būti orientuotas į mokinį ir jo interesus. Mokymosi procesas turi būti tobulinamas nuolatiniais tyrimais, čia visi mes jau tą žinom, ketvirtas. Ir besimokantį organizaciją nuolatos kalbasi, diskutuoja pagal kalbą su aplinka. Bet be abejo kalbasi akademinė kalba, nes universiteto tikslas yra akademinis tikslas. Žinių atskleidimo, originalių žinių atskleidimo ir be abejo jų transformavimo įvairiais būdais į aplinką, suprantamais būdais. Na, dar labai įdomus man pasirodė, įdomus yra tyrimas, įdomi knyga apie tai, kaip reikėjo organizuoti mokymosi procesą. Ir čia yra net matom stiprumo lygmenis, kurie geriausiai komponentai arba indikatoriai mokymosi instrukcijos, kurios yra stipriausios. Visų aš nepristatysiu. Jeigu norėtumėt, kas nors galėtumėte ir detaliau pastudijuoti, pristatysiu pačią stipriausią. Gilių klausimų kėlimas mokiniui yra pats svarbiausias dalykas, o ne paviršutiniškas. Paviršutiniškas klausimas yra, kas tai yra, gilus klausimas. Kodėl tai yra? Kodėl taip, o ne kitaip? Gilių klausimų kėlimas. Paviršutiniški klausimai atsiminti kažkokias tai žinias. Paviršutiniški klausimai yra testai. Testavimas. Gilus klausimai yra supratimas. Kodėl taip, o ne kitaip? Testai to supratimo nedemonstruoja. Testai to supratimo tikrai negali demonstruoti. Na ir vienas iš prestižiškiausių žurnalų, kuris publikuoja apie mokymąsi straipsnius, tai Annual Review Psychology 2010 metais, aš jau atrodo vieną kartą vienam seminare buvau šnekėjęs, tiesiog pateikia akademinio mokymosi psichologiją. Aš keletą teiginių dar parodysiu ir eisiu po trupučiu kaip pavyzdį. Ištestos studijos, kaip rekomenduojama, ir čia remiasi tyrimais, tiesa, visais atvejais pasikeitus kontekstui reikia tą patikslinti, atšviežinti, atnaujinti. Ištestos studijos ir testai yra žymiai geriau nei koncentruotos ir testai. Ištestos studijos. Koncentruotos, žinot kaip, staigiai viskai išeina. Staigiai. Ištestos dar su refleksija, kai galima rekonstruoti, žymiai geriau. Tiesos atpažinimas yra žymiai blogiau negu jos konstravimas. Prisimenat, konstruktyvizmas. Tiesos atpažinimas yra, testai yra tiesos atpažinimas. A, B, C, D variantas atpažįstam tiesą, o tiesos konstravimas yra ne testai. Vienas geras klausimas užklaustas studentui vertas 100 testų. Tokį paradigmą dabar yra šiuolaikiniai mokymosi literatūrai galim suteikti. Vienas geras klausimas, kurio atsakymui reikėtų gebėti integruoti ir pagal prioritetus integruoti daugelį žinių į vieną vietą yra žymiai geriausia negu atpažinimas kai kurių tiesų. Žymiai. Kūrybiškai integruojant. Tiesa, testai atsirado dėl patogumo, dėl pigumo. Testai klausimas žymiai sunkiau yra užklausti ir atsakyti yra žymiai sunkiau. Aktyvus apibendrinimas yra žymiai geriau negu pasyvus skaitimas. Pavyzdžius geriau visi menam, visi turbūt suprantam nei sausus faktus. Grįžtamoji informacija reikalinga, tačiau ji neturi būti per dažna. Jau šnekėjom. Didelių iššūkių įveikimas labiau skatina kūrybą. Iššūkių įveikimas. Ne viskas čia parodysiu, dar porą.
Ir einu į pabaigą. Studentai geriau mokosi, kai kelia gilius, o ne paviršutiniškus klausimus. Šiek tiek kartojasi. Gilūs klausimai. Dar kartą sakau, kodėl klausimas, kodėl ne. Gal jei taip, tai kaip. Paviršutiniški klausimai. Kas, kada, kur, ką. Paviršutiniški klausimai. Be abejo, paviršutiniškus klausimus galim greitai išmokti, greitai galim įvertinti, gerus pažymius parašyti, bet gyvenime beveik mažai jie reikalingi. Reikia išmokti spręsti gilius klausimus. Ir ne vien tik tai logiškai, ne vien tik tai protu logiškai, bet reikia ir per trumpalaikę patirtį, ir per aktyvią refleksiją, per jausmus, išmintį. Reikia visą pagal kolbą apsuktą ciklą. Ir kūrybingas mokymas yra tada, jei sprendžiamas problemas. Pagal šį nebent straipsnį, jie yra faktų ir teorijų prieštaravimai. Mes universitetuose to ir mokome ir turėtume mokyti kūrybingo mąstymo. Tai yra sugebėti surinkti faktus, sugebėti juos apibendrinti, sugebėti juos palyginti su kitais faktais. Jeigu yra prieštaravimai, parodyti, kodėl yra tie prieštaravimai. Iš šitos straipsnio dar pasirodo. Būtina skatinti studentus kelti originalias hipotezes ir raginti spėti. Pats žinau, kiek dėstau, labai mažai šito raginu daryti, kažkaip vis laiko pritrūksta, vis kažkokioj vietoje čia yra nedadirbama. Šneku, ką aš pats darau. Ragint spėt, kelt originalias hipotezes, aiškinkit, nebijokit, būkit drąsūs, konstruokit tiesą pagal turime savo žinias, konstruokit. Studentai turi patys analizuoti savo mokymąsi eigą, patys. Jeigu dėstytojas analizuoja, tai yra mokymas paskatinimas išorinis, jeigu patys tai vidinis. Išorinis analizavimas, tai studentai dėstytojas registruoja ir ateina į paskaitas, o pats, kai analizuoja, pats ateini ir stebėjau, ar tai man prasminga, ar neprasminga. Mokymasis yra efektyvesnis, jei studentai sprendžia, gal kartuojam, bet labai svarbus dalykas – realias problemas. Ir labai stiprus dalykas, su kuriomis dažnai patys buvo susidūrę. Patys, refleksija per jausmus, jiems tai yra prasminga tada, jeigu patys yra susidūrę. Realias problemas, su kuriomis jie patys yra kažkaip galbūt susidūrę. Jeigu nėra susidūrę su tom problemom, tai tos problemos yra mažai jos liečiančios problemos. Labiau susidomina ir sprendžia iš širdies ir protu, kai tos problemos buvo paliečiamas studentus. Ir paskutiniai 10 principų, per daug nekankinant, kūrybingo mokymosi arba kūrybingo mąstymosi, 10. Norėjau, kadangi kūrybiškumas visur vienas iš svarbiausių dalykų mokymėse yra kūrybingo mąstymo 10 principų. Pirmiausiai, teigiama aplinka skatina kūrybingumą. Jeigu visi yra nepatenkinti, visi tik tai kritikuoja, žiūri visur tik blogį, o nesugeba įžiūrėti teigiamų dalykų visam tam kontekste, tai tikrai tokia aplinka neskatina kūrybos. Bloga nuotaika gali padidinti skrupulingumą, ne viską čia įdėjau, tik tai kas pasirodė įdomu, skrupulingumą, bet tikrai sumažinti kūrybingumą. Kai supyksti, labai gerai skaičiuoti duomenys. Skaičiuoti tiksliai, kai supyksti. Kai esi atsipalaidavęs, nuotaika gera, labai gerai rašosi išvadas mokslinio straipsnio. Aš pats savo asmeniškai taip sakau, supyksti ant savęs, aišku, supyksti. Skrupulingai dirbi, skrupulingai. Kūrybos mažai. Trečias kūrybingumo principas. Kūrybingumas stimuliuoja realių problemų sprendimas, intuicija, logika ir emocijos. Vis laiką tas kompleksas. Mažas pasididžiavimas savo pasiekimais tai kūrybingo žmogaus bruožas. Mažas pasididžiavimas savo pasiekimais.
tai kūrybingo žmogaus bruožas. Tas, kuris giriasi savo dideliais pasiekimais, jis, atrodytų pagal šitą pasakymą mažiau kūrybingas. Aplamai didelio žmogaus bruožas pagal Karolą Poperį būti kukliam. Didelio žmogaus bruožas. Mažo žmogaus bruožas, kabutėse mažo, girtis nuolatos. Aš padariau, nustačiau. Tai yra mažo žmogaus bruožas. Kūrybingumo variklis vidinis interesas. Ir kūryba neigiamai priklauso nuo išorinės kontrolės. Kad jau nuo dėstytojų kontrolės. Jeigu dėstytojas duoda spręsti problemą ir sako vertins tą problemą, tai paragina mechanistiškai, kad greičiau išspręstų problemą, bet jokių būdų ne, kad geriau išspręstų problemą. Geriau išsprendžia problemą studentai tada, kada nėra spaudimo ir išorinės kontrolės. Geriausi darbai pasidaro nebent man tada, kada aš neinu į darbą, kada yra atostogos šeštadienį. Ateinu, man geriausiai mąstas. Nes žinau, kad tada nereikia dirbti. O kitom dienom, kai reikia dirbti, jaučiu, kad kažkas slegia, ką reikia dirbti, nėra kūrybos. Kūryba tada, kada yra atostogos, kada yra šeštadienis, kai niekas nespaudžia. Jeigu dėstytojas kontroliuoja su savo skrupulingais įvairiais testais, apie kokią čia kūrybą galvoti? Be abejo, testus išlaikysim, kai kurių žinių įgysim ir protingesnė būsim, bet tikrai sudėtingam pasaulyje, kai reikės spręsti problemas ir reikės įvertinti tas problemas, iš širdies pasakyti, kas yra gerai, kas blogai, reikės vertinti tą pasaulį ir save tam pasaulyje, bus sudėtinga. Gali būti protingas, bet neišmintingas ir tuo labiau nesuprasti viso tokio jausminio pasaulio. Ir dar einam į pabaigą, kad šeštas kūrybingumui atsiskleisti reikia laiko, reikia neskubinti. Skubotas darbas blogina kūrybingumą. Tai išsilaikinė visa Europa dabartiniu metu yra kuo greičiau. Laimėsi labiau projektų, jeigu daugiau straipsnių parašysi. Einšteinas, jeigu dabar gyventų šiom dienom, Einšteinas, Boras, genijai mokslo. Einšteinas 4 straipsnius publikavo per savo gyvenimą, už kurius gavo Nobelio premiją. Tai jis dabar sakytų, kad elitas per metus publikuoja daugiau kaip po 1000. Sunku būtų jam suprasti. Jis pirmiausiai sakytų, tai kaip tai galima, kur kūryba. Šneku apie tai, kad ir mūsų Europa, mūsų pasaulis, jam reikia revizijos šitam procese, universitetam. Geriau mažiau, bet geriau, o ne taip, kad bėgti, lėkti, viską žiūrėti kuo daugiau, galvoti, kad kuo geriau. Geriau mažiau modulių, bet kad jie būtų geriau, ilgesnį laiko tarpą, išdiskutuojami įvairiam kontekste. Geriau mažiau paskaitų, bet gerų paskaitų. Žymiai yra geriau, mažiau, bet svarbu, kad jos būtų geras. Ir kūrybingumui skatina saugus komunikavimas, aiškus tikslai, siekiai, saugus komunikavimas. Baudimais kūrybos nepadidinsiu, pradėkim dar nurodymais. Kūryba priklauso nuo tautos kultūros, nuo bendruomenės kultūros. Ar mes turim kultūrą skatinančią kūrybą, kur už vieną gerą straipsnį mes vertintumėm geriau negu už 100 blogų straipsnių. Už gerą atradimą, kai mes sakytum, fantastika. Ir pagerbtumėm ir studentą, ir dėstytoją už originalų atradimą. Ar mes esame tik tai faktų dėliotojai ir žinių transformuotojai? Ir studentai yra tik tai pažymių rinkėjai, arba kitaip tariant, galutinių tikslų įgyvendintojai. Gerai. Kūrybingumas labiausiai vėl tas pats priklauso nuo vidinės motyvacijos, todėl sužlugdant vidinę motyvaciją galime sužlugdyti ir kūrybingumą. Ir 3 išvadas, aš taip pakankamai greitokai gal padariau šios antrosios dalies paskaitos, kad seminarą norėjau, kad labiau būtų pirmoji. Visiems geriems mokymosi stiliams
būdams ar strategijoms būdingas autonomiškas mokymas. Laisvė kūrybai, dialogui, aiškesnio supratimo konstravimui, savęs valdymui, klaidos galimybei ir jos išteisinimui. Jeigu nėra galimybė suklysti ir už jai labai baudžiam, tai tada nieko nesukursim. Dar kartą pakartoju. Reikia palikti laisvę ir suklysti. Reikia bausti, kad aplamai nieko nedarai galbūt, bet ne už tai, kad darai ir klysti. Toliau, gerbiama mokymosi kultūra, kiek aš pastebėjau iš tų mokymosi įvairių strategijų, iš įvairių straipsnių, knygų, gerbiama arba pažangi mokymosi kultūra. Tai kuklumas savo pažinimui ir milžiniškas noras iš vidaus, noras pažinti iš esmės, ne dėl vaidybos, ne dėl kiekio, paukštelių, darbo, bet iš esmės. Ir realiam bei įvairiam, labai svarbu, realiam ir įvairiam kontekste. Tarp mokslo iki ribų neturi būti. Neturi būti. Kontekste. Nesivaikiant jokių šablonų, klasifikatorių, standartų, mokslo ar net modulio ribų. Užsiskleisti modulį, užsiskleisti mokslę, čia socialinių mokslų lentyna, čia yra biomedicinos. Seniai tarp mokslo ribų nėra. Reikia visais mokslo instrumentais naudotis vienai ar kitai problemą išspręsti. Kuo platesnis žvilgsnis į pasaulį, taip sako išmintingi žmonės, tuo praktiškesnė mintis. Kuo platesnis žvilgsnis. O ne kuo siauresnis žvilgsnis į pasaulį, tuo giliau nueisi. Ne. Kuo plačiau žvilgtelsi, tuo giliau nueisi. Bet reikia mąstyti globaliai, bet veikti lokaliai. Tai vėl. Taip pat. Na ir paskutinis. Pripažintas šių dienų pažinimas, galima suprasti iš Kolbo ir iš kitų teorijų, yra integruotas. Arba stengiasi, kad būtų integruotas, nes milijardas tų teorijų, modulių yra strategijų, kaip jas visas pažinti. Apjungiantis daugelį pažinimo šaltinių, tą galima suprasti. Na, man atrodo, tą pajaučiau, aš pats studijuodamas, net nuo religijos. Ir religija telpa šiuolaikiniam pažinime ir mokymas. Net nuo religijos, literatūros, sveiko proto, liaudės išminties, patirties, menų, sporto, metafizikos, iki, pridėkim, klasikos, racionalaus pažinimo, iki fizikos, genetikos, mokslo topai, kvarko, dalelyčių fizika, kvarko, kitaip tariant, nuo jausmo, jeigu Kolbą pasiteiktume, nuo jausmo veikimo iki mąstymo. Nobelio premijos laureatas Herbertas Simonas sako, kad mokymosi reikia dviejų dalykų. Reikia išmokti mąstyti ir išmokti veikti. Davidas Kolbas ir kiti šiandien dar prideda. Šalia mąstymo ir veikimo reikia išmokti ir jausti. Tai tuo noriu baigti.